Manai, kad reikia priešlaikinių rinkimų ir nuversti valdžią. Dabar yra toksai naujas trendas sakyti, kad dėl visko kaltos yra biurokratinės procedūros. Ir kad visi juos vanoja, ar mes ką nors naujo pasakys, nes mes gyvenam šūkių visuomeniai. Iš kur ta lyderystė atėjo, nieks nesako. Gynyba, ekonomika, švietimas. Kitame epizode viską pasakysiu, ką žinau apie kai kuriuos kitus dalykus. Bet mesgi galėjome nenueiti iki to. Tai čia dabar parduosiu rusam valstybę. Lietuva nėra kvailų žmonių šalis. Bet aš buvau patikėjus vieną. Buvai, vat aš ir galvoju. Labadiena, su jumis Laisvės partijos podcastas Be triukšmo. Ir aš Vytautas Mitalas ir Aušrinė Armonaitė. Malonu susipažinti, Vytautai. Labas, Aušrinė, kaip tu gyveni? Gyvenu labai gerai. Atėjo vasara į Lietuvą. Žmonės klausia, kada grįš į Lietuvos politiką. Tu... Mes nuo to pradedam. Taip, be abejo. Taip ir manęs klausia. Puiku. Aš nesijaučiu iš jos išėjus, iš tikrųjų. Gal aš išėjus iš erdvės viešosios, bet politika viską žinoma seku ir man atrodo, tai kai esi nuo pat mažų dienų labai politika besidominti žmogus, neįmanoma kažkaip atsisakyti. Ir kai žmonės šiaip sako, aš nesidomiu politika, tai yra netiesa, jie domisi, jie turi nuomonę. Ir, tai čia žinai. Ir tuo labiau, kad Lietuvoje labai vyksta daug įdomių dalykų. Ar kada nors būtum pagalvojus, kad Lietuvos politikoje bus toks veikėjas šūdmaišis? Aš truputį gal ir taip apsiskelbiau, kad labai domiuosi. Bet nežinai, kas jis yra. Bet dabar bandau pragroti mintyse, kas jis. Kriminalinio pasaulio veikėjas, kuris galbūt galimai daro įtaką, be abejo, Nemuno aušrai. Jo. Bet tiesiog visi, aš taip skaičiau keletą straipsnių ir žiūrėjau žinių reportažus, kad visi tiesiog rimtų veidų jį įvardyje kaip, su tuo slapyvardžiu ir sako, kad, šūdmaišis darė tą, šūdmaišis aną. Gerai, Nieko gal gero. kaip nors įveiksim šūdmaišius, išimsim šūdus. Bet tu manai, kad... o kaip tu galvoji apskritai, taip žiūri dabar iš šalies vis tiek, domiesi politiką, bet ten net ir Afrikoje, kur laikinai gyveni, laiko juosta ta pati kaip Lietuvoje. Ta pati. Tai aš, gal čia galima ir klausytojam, ir žiūrovam truputį išdėstyti, tai kaip čia, kur aš ir taip toliau. Tai gal visai toks fainas paradoksas. Aš atstovavau pasaulio lietuviams Seime ir dabar gyvenu tą tikrą pasaulio lietuvių globalų gyvenimą. Tai dalinu savo laiką tarp Afrikos ir Lietuvos, tarp Bužumburos miesto, kuriame bazuojamės, ir Vilniaus. Ir turiu tą, taip kaip ir dovaną, ar privilegiją gyventi amžinoj vasaroje, nes taip išeina, kad vasarą būnu čia, ar šiltesniu laiku, o šaltesniu kartu su paukščiais skrendu į šiltus kraštus. Tai čia taip, laiko juosta yra ta pati, dėl to darbo iš tikrųjų, ar bendrai net bendravimui su artimaisiais, su šeima yra labai... Panoramos žiūrėjimai. Gerai, nežiūriu aš televizijos, bet visur, kur nuvažiuoju pas savo, pavyzdžiui, draugus, ir ar tai būtų Cape Townas, kuriame neseniai irgi buvau, ar tai būtų Kopenhaga, kur ką tik buvau. Visur eina panorama, visuose namuose. Tai ne tik aš seku, ar ne, aš gal daugiau per portalus, o šiaip tai taip pasiekia tos naujienos visus. Kaip tu galvoji dabar, kas toks Lietuvoje vyksta, kaip čia pasakyti, posūkis į dešinę arba bandomas daryti kai kada posūkis į dešinę, kai kurių politikų. Sakoma, kad reikia migrantus per jėgą išmokyti lietuviškai kalbėti. Seime įvairūs registruojami projektai, kurie, sakykime taip, sprendžia, sako, kad sprendžia migracijos klausimus, taip toliau, bet realiai tai yra toksai truputėlį raudonas audeklas prieš bulių ir atrodo, kad yra musikuojamasi, norint parodyti, kad dabar
mes čia griežtai žiūrėsime jau į visus tuos atvykusius. Kažkaip tai Ukrainos karo pabėgėliai truputėlį jaučiasi, man atrodo, primiršti, įvertinant, kad tagi rusų kalba Lietuvos gatvėse atsirado ne vien tik tai dėl kažkokių natūralių migracijos procesų, bet ir dėl karo. Ar tai yra paauglystės spuogai, kuriuos mes išgyvensim? Aišku, kad kai kurias taisyklės galbūt priėmė, bet iš principo, išlaikydami žmogišką orumą. Ar čia yra toksai, trendas, kuriuo mes nueisim iki neaišku ko, jeigu sveikas protas jo nesustabdys? Labai iškart nuo tokių sunkiasvorių temų. Taip. Maždaug ką veiki, kaip tu, ar žiūri panoramą iki... Ką darom su krizėmis? Ką darom su migracija? Tai galim pasitarkim. Vytautai. Tai aš galvoju, pradėkim nuo toliau. Lietuva yra išsivyščiusi valstybė, 2/3 pasaulio labai aukšto pragyvenimo šalis. Kadangi ir praleidžiu daug laiką globaliuose pietuose, tai matau tą labai ryškų tokį išsivystymo skirtumą nuo infrastruktūros iki tų pačių darbo vietų, atlyginimų ir panašiai. Tai matyt, taip dabar jau galvoti, kad bus, kad čia niekas nenorės atvažiuoti, tai nereikėtų. Čia visada norės žmonės atvažiuoti ir tas yra ryšku. Dabar gal reikėjo man irgi pasimti tuos skaičius, gal tu juos beje turi, nes tas iPadukas matyt kažką vis tiek turi. Aš gal atmintinai žinau. Tai apie tą kompoziciją migrantų, ar ne? Vis tiek daugiausiai spėčiau būtų pabėgėliai karo iš Ukrainos. Taip. Iki mažiau negu pusė. Kažkiek pabėgėlių nuo Lukašenkos iš Baltarusijos, ar ne? Gal tu atnaujini? Ir jų yra truputį bendra suma mažesnė negu buvo anksčiau. Bendra, sakykime taip, trečiųjų šalių piliečių skaičius yra nebe 270 000, o keliasdešimt tūkstančių mažesnis. Jis sumažėjęs yra? Jis yra šiuo metu sumažėjęs ir tų vadinamų darbuotojų, kurie yra aukštos kvalifikacijos, yra mano žiniomis sumažėję nuo 7 000 iki apie 4 000. Tai čia yra problema, jeigu aukštos kvalifikacijos specialistų sumažėjo. Tai yra... Jeigu žemos, tai gal tai darbo rinkai nereikia. Tai, žodžiu, mes turim kažkaip atsiskirti, ne? Yra žmonės, kurie čia atvažiuoja laikinai padirbti, užsidirbti, išvažiuoti, ten ar vairuotojais, ar kažkuo, ar ne. Tai vienas dalykas, kitas dalykas yra jau tie, kas atsikrausto gyventi ir panašiai. Tai dabar... Aš manau vis tiek, mums reikalinga kontroliuojama migracija. Jeigu mes nieko nedarysim, tai irgi iki galo negerai, turim pavyzdžių, čia jau skambu kaip tie vadinamieji dešinieji. Turim pavyzdžių, kur tikrai nenorėtume, kad Lietuva tais keliais nueitų, kad yra kažkaip nekontroliuojami. Tie srautai, tai kontroliuojama migracija yra svarbu, aukštos kvalifikacijos, ką šiaip ekonomikos ir inovacijų ministerijoje ir darėm. Norėjom, kad žmonės, kurie yra įvairių sričių specialistai, ypatingai kurių trūksta, ar ne, kad atvyktų čia, mokėtų mokesčius, didelės algas uždirbtų, gyventų. Dabar apie lietuvių kalbą. Turi mokėti lietuviškai, mano vertinimu, jeigu visada jau ruošiasi gyventi Lietuvoje. Bet... Jessica Šai dainas galėtų. Ir dainuoja, manau, daug kas, matom, Instagrame. Bet, tai, sakykime, aš labai palaikau, tai, ką tu darai, ar ne, su rusų kalbos, gal irgi galėsi išplėsti, kaip ten sekasi tuo atsisakymu ir daugiau kalbų, kitų, ar ne, mokymų, taip pat, kad lietuviškai rusakalbių šeimų vaikai mokėtų. Tai čia yra neatskirtis, čia priešingai, čia yra tiltas jiems, ar ne, tapti tokiais pilnaverčiais Lietuvos ar Vilniaus bendruomenės dalimi. O, tie, kas laikinai gyvena, tai taip, labą dieną. Dabar aš kažkaip kaip ir girdžiu, žmonės pasako, ir Boltus važinėjau, tai čia atvykau, tai kaip ir yra to pastanga, bet dabar kas politiškai yra daroma, tai yra noras susikurti priešą ir juo važiuoti. Kaip tu sakei, tas raudonas skuduras, tai gal ta problema, jinai
nėra tokia aštri, kaip dabar jau aštrinama jinai politiškai, kad mes dabar jau čia kovosim, mes neleisim čia jau Lietuvos paversti. Taip. Čia... Nežinau, kažkaip valdau save, kad vis tiek kažkoks politinis korektiškumas turi išlikti. Tai, čia reikia. Tai va, tai jie tai tikrai čia viskas aišku, ką jie čia daro. Jie tik ir laukia, kol kas nors iššoks ir pasakys, ne, reikia laisvės, bet nieks nepasakys. Nes Laisvės partija irgi yra už tą kontroliuojamą procesą, manau. Tu pirmininkas, bet man atrodo, tu man pritarsi gal už kontroliuojamą procesą, už lietuvių kalbos mokėjimą, bet vis tiek viskam yra sveiko proto Aš manau, yra sveiko proto reikalavimai ir tam tikra komunikacija, kuri iš valdžios turi būti aiški, ori, nežeminanti, bet pristatanti tas taisyklės, kuriomis mes gyvename, bet kažkaip nedemonizuojanti skirtingų žmonių, nes dabar tas noras yra tokius nupaišyti, kaip tu sakai, priešus. Tai Vilniui, jeigu kam įdomu mėliems žiūrovams, aš tik tai priminsiu, kad kadangi mes dėl rusų kalbos, antros užsienio kalbos priėmėm sprendimą iš principo nebesirinkti tos rusų antros užsienio kalbos, tai vaikai nuauga ir dėl to ispanų besirenkančių žmonių skaičius nuo 200 padidėjo iki 7,000 per 2-3 metus. Super. Tai o rusų sumažėjo daugiau negu dvigubai ir dabar tik tai jau gimnazistai likę nuaugti, kurie dar buvo anksčiau pasirinkę kaip antrą užsienio kalbą, bet dažnai rusų rinkdavosi, mes kaip Vilniuje užaugę, tai pamenam, kad ne dėl to, kad kažkokių tai ten turėtų aspiracijų mokytis Sankt Peterburge tais laikais, o dėl to, kad paprasta kiemo kalba kažkokia buvo. Atseit lengviau, bet nežinau nei vieno, kuris mokėsi ir moka dabar rusiškai daryti. Tai va. O su mokyklomis iš tikrųjų matant, kad ir čia gyvenantys žmonės ir atvykę žmonės dažnai tos kalbos įgūdžių pritrūksta, tai nebus jau po mūsų naujo mokyklų tinklo plano ne vienos mokyklos Vilniuje, kurioje ugdomoji kalba bus, pavyzdžiui, tik rusų. Visos tos mokyklos turės lietuvių kalbą įvesta ir reiškia didžiausią daugumą dalykų dėstoma lietuviškai, bet gimtoji kalba, gimtosios kalbos mokymas tam tikras būtų išlaikytas. Tai, man atrodo, tai yra normalu, bet tai, pavyzdžiui, aš kai šneku apie tai šneku be jokio kalbėjimo apie dezinformacijas ten, kur, atsiprašau, vatnikai pasislėpia, apie kažkokį lojalumą. Aš šneku apie švietimą ir mokymosi rezultatus ir stengiuosi labai korektiškai nedaryti jokių aliuzijų, nes aš nekartą sakiau ir esu įsitikinęs, kad didžiausia vatnikė Lietuvoje, Rūta Janutienė, šneka sklandžia lietuvių kalba ir tai dažnai nuo kalbos nepriklauso, priklauso nuo kitų dalykų. Bet tai, ką mes matom dabar, yra toksai, manau, Lietuvos politikoje reiškinys keistokas, neramus. Keistokas, neramus ir kur, žinai, ir vis tiek mums reiks tų specialistų. Pavyzdžiui, paimkime, ir dabar, matau gal iš asmeninės patirties, tarkim, kad ir ligoninėse ar ten slaugoj, tų specialistų labai trūksta ir jie atvažiuoja šiaip iš užsienio. Ir jie moka lietuvių kalbą. Ir jie moka lietuviškai. Kauno klinikose gali praeiti koridoriumi, sutikti labai daug įvairaus jaunimo iš įvairių pasaulio šalių ir jie šneka lietuviškai, padeda žmonėm. Tai, nenurašykime ir šito ir gal tai ir pasimeta tame migracijos debate yra tas, mes kovosime prieš, ar ne? Tai, kai tu ar ne, kaip ten žirgam arkliam ar neuždėdavo ir tu taip nematai, tai tada tu problemos nekontroliuoji, tu tik renkiesi, kad čia nematysi, kas šonuose vyksta, kai ten ir keičiasi dalykai. Apie tai, kas vyksta Lietuvoje dabar, apie valdančiuosius. Pavanokim valdančiuosius, paimkim juos į kumštį ir pavanokim. Pradėkim nuo to, kad visi juos vanoja, ar mes ką nors naujo pasakysim, viskas jau Facebook'e išrašyta. Duok patarimą, kaip kalbėti su žmonėmis. Štai. Aš tau Taip, tu gali tą duoti patarimą. Man reikia patarimo. Įsivaizduokim situaciją. Ta prasme, kas dabar vyksta, reflektuojant visą šitą debatą.
man atrodo kartais, kad žmonės, kurie yra truputėlį toliau nuo politikos, jie kaip ir labiau vertina ir galvoja, kad valstybė tai yra, daug valstybės tarnautojų, kur jeigu net koks priedurnis politikas priklys, tai vis tiek čia kursas bus išlaikytas taip, ir mes, kažkaip judėsim į priekį. Tuo tarpu, man atrodo, kai tu padalyvauji politikoje, pats tu pamatai, kiek daug lemia valiniai sprendimai, tą pačią akimirką, kada reikia priimti sprendimą, greiti priimami sprendimai, pavyzdžiui, krizių akivaizdoje, kada nei ten duomenų turi pakankamai, bet tiesiog turi pasirinkti vieną ar kitą dalyką. Ir tada tu supranti, kad nepaisant valstybės tarnautojų kompetencijos, tarptautinių sutarčių ir mūsų valstybės krypties, žmonės, kurie realiai užima postus, gali padaryti labai daug ir tada man tampa baisu, kai aš matau, kas vyksta ir galvoju, kaip apie tai rišliai kalbėti su žmonėmis, nes, tikrai manau, kad Lietuva yra daug giliai įėjusi į gerą kelią ir nereikia pasimesti kartais detalėse, kad mūsų svarbiausios demokratijos institucijos atlaikys, jeigu neprisikas šitą valdžią prie teismų, jeigu nereformuos labai daug ten, nežinau, visuomeninio transliuotojų ir panašiai, mes atlaikysim ir išgyvensim. Bet antra vertus, kai tu pagalvoji apie krizes, apie tam tikras tokias valinių sprendimų reikalaujančias situacijas, baisu šiaip. Baisu. Tai 2 klausimus tu čia uždavei. Kaip kalbėti su žmonėm, tai vienas klausimas ir kas čia vyksta, ne? Taip. 2 tokie klausimai. Gerai. Skirtingi. Tai tu pasirinkai, kurį nori labiau. Aš nuo lengvesnės dalies, kas vyksta. Kas vyksta? Man atrodo, yra taip. Tai šiaip valstybės tarnyba kaip tokia, tai yra tarnautojai ministerijose, agentūrose, jie tą patirtį, kad ir, pavyzdžiui, paimkim krizes, yra akumuliavę ir jie turi. Pavyzdžiui, ten, ašgi žinau, toj pačioje ekonomikos ir inovacijų ministerijoje ir finansų ministerijoje, ar ten kitur dirba tie patys žmonės, kurie paleidinėjo ir COVID pagalbos priemonės verslui, ir kainų energetikos kaip sakant, infliacija valdė su pagalbos priemonėmis. Ir ten kiti buvo dalykai, kurių gal jau ir net nesinori prisiminti. Tai ta patirtis pas juos yra, ko nėra, ir matyt, jie dabar laukia jos, kur yra ta dalis, tai ta politinė lyderystė. Tai ar politinis lyderis pasakys, darom, pavyzdžiui, arba ieškokit gal kitokių kažkokių sprendimų, bet remianti savo patirtimi. Tai jiegi yra vis tiek vidurinė grandis, jie nes nėra premjeras ar ministras. Tai dabar ta politinė lyderystė, jos čia matyti ir trūksta, ar ne? Nes yra neaišku, kokie kryptimi Lietuva eina. Man labai patiko Ramūno Vilpišausko tas apibūdinimas, nežinau, ar tu pastebėjai, čia anksčiau buvo žiniasklaidai, kaip valdančiųjų veiklą jis apibūdino kaip skandalingos kasdienybės administravimas. Iš tikrųjų. Ir čia viskas ir sueina, kur jau gal aš jau, žinai, ir pametu sekti, kas ten, kur, pas ką krata, ar ten, kas ten, su kokio mafiozu susitiko, jau net ir pameti. Tai į tą maišą viskas, kaip sakant, susimeta ir toks šūdmaišis gaunasi. Tai skandalingos kasdienybės administravimas ir lyderystės vakuumas. Ir dabar yra toksai naujas trendas sakyti, kad dėl visko kaltos yra biurokratinės procedūros. Aha. Bet aš nelabai kodėl mes negalime numušti drono? Ar ten jo perimti? Nes yra kaltos biurokratinės procedūros, nes ar ten nesujungtos interseptoriai nesujungti, jie neveikia tos sistemos, arba jos dar nenupirktos, nes yra kaltos biurokratinės procedūros ir taip toliau. Ir dabar tie registrų centro reikalai, ten biurokratinės procedūros. Tai biurokratinės procedūros yra excuses, toks kaip priedangas, sakykime, kuriomis prisidengia
tada, kai nerodo lyderystės, nes biurokratinės procedūros yra tvarka, jinai yra reikalinga ta tvarka, bet ne politinis lyderis turi tarnauti biurokratinėms procedūroms, o tos biurokratinės procedūros turi tarnauti lyderystį ir padėti gyveninti tuos dalykus. Tai jeigu mes būtume sakę, kad tokia jau ta biurokratija, labai čia sunku, tai Rheinmetallio susitarimai, sklypai ir visas pasiruošimas projektui būtų niekada neįvykęs, nes šiaip tai tame sklype, kuriame stovės gamykla, buvo berods garbonotojų kiaulių veisykla ar kažkas iš to srities, kur šis priklausė universitetui. Tai dabar va tokia nauja mada prisidengti biurokratiniam procedūrom ir nerodyti lyderystės. Tai mano diagnozė status quo yra toks, kad per daug laiko užsiema skandalingos kasdienybės administravimo ir tada nerodo tos lyderystės. Kaip visą tai paaiškinti žmonėm, nežinau, duokit kas nors patarimą, gal ir man būtų geriau pasisekę paskutiniai Seimo rinkimai, nes mes gyvenam šūkių visuomeniai, kur visi skaito dabar vis tiek jau tik antraštės arba trumpus postus arba 10 sekundžių video, ar ten 15 jau gal per ilgai, nežinau, mūsų komanda čia vat, kuri daro tuos video irgi žino. Tai kaip dabar taip vat, visą šitą komplikuotą realybę išaiškinti, man atrodo, dar niekas nesugalvojo. Bet tai tu nesi tokia pesimistė kaip aš ten. Vis tiek tu galvoji, kad atlaikys čia ta kaip valstybinės procedūros, bent jau jos yra kažkokios. Aš skambu kaip tikra institucionalistė. Jo, dabar, absoliučiai. Ne? Ir kad jinai, kad atlaikys, bet realiai, realiai, pavyzdžiui, tas visas LRT keisas, ne? Akivaizdu, kad kažkur lyderystė buvo, nes taip toli įstatymas nebūtų nuėjęs ir nebūtų buvęs priimtas. Ir pritemptas gal. Ir pritemptas, iš kur ta lyderystė atėjo, nieks nesako. Visi apsimeta tokiais veidais moliniais ir neaišku, kas tenai apskritai diriguoja. Gal tada dar ta diagnozė, kad iš vis tai ta lyderystė parodyta, žinai, ne ten, kur reikia. Bet manau, kad reikėtų šitoj vietoj pacituoti Šarūną Jasikevičių. Aš manau, mes jau priaugame į šitą diskusiją iki to, kai jisai sakė, kai paklausęs buvo apie Kauno Žalgirį, kai laimėjo Fenerbahče prieš Žalgirį, ir matosi kažką ir gero norėjo gal apie Žalgirį pasakyti. Sako, kaip čia jau ta, matei gal, ne, ar nežinau, ar tu... Aš tai kitą citatą pamenu, bet jos mes nesakysim. Ne, aš ne apie tą. Ne. O gal dar pakalbėsim apie tai, bet ne. Aš ne apie tą. Aš apie tą, kad, žinai, kaip Žalgiris patobulėjo, ne, tai jis sako, jo, labai ten finansai ir taip toliau. Bet, sako, jeigu tu stovi vietoj, tu eini atgal. Tai dabar, jeigu mes neturėdami lyderystės tinkamuose srityse, kur yra proveržis šiuo metu, ten gynyba, ekonomika, švietimas, tai mes galim sakyti, taip, mes stovim vietoj, nes buvo kažkas padaryta, valstybės tarnyba vis tiek dirba, žinai, ir taip toliau, bet jeigu mes stovim vietoj, tai mes einam atgal, nes kiti tai eina į priekį, kiti reformuojasi, ar ne? Pažiūrėkim, kaip Lenkai sukasi. Gerąją, pačia geriausia prasme. Tai... Į kurią tu vietą nori Lenkijoje labiausiai pažiūrėti šioje? Ir gynybos srity, ir ekonomikos, bet ten visada atrodė daug... Aišku, tai yra kitokia šalis, kitokia ekonomika, jie dideli, ir ne 40 milijonų žmonių, patys viduj daug vartoja, ir dabar ir mes vartojam, nes turim iš ko. Bet nesvarbu kaip, bet vis tiek jų gal struktūra truputį kitokia, bet vis tiek yra tokio... Antrepreneriškumo pačiame, verslumo pačiame valstybiniam lygiai. Jie labai racionaliai žiūri. Taip, man labai patinka, kaip gynybos pramonė dabar matosi iš Lenkijos pusės, jinai auga. Jie turi ten tą dvišalį kontraktą su korėjiečiais ir labai nemažai įvairių sistemų patys arba bendradarbiaudami pasidaro. Ir artilerijos, ir tankų, ir kitų reikalingų gynybos sistemų. Ir aš labai norėčiau, kad Lietuvoje tas labai greit judėtų, bet kažkaip dabar girdėjau tokį gandą, kad neišsisprendžia
iš principo Lietuvos gynybos sistemų vystymo, Lietuvos gynybos pramonės vystymo toksai mazgelis ir nors buvo prie tavęs padaryta daug visokių gerų akceleratorių, bet jie apmiro arba buvo gerokai atidėti į ateitį, o tuo tarpu vidurinio ligmens biurokratija, apie kurią mes čia šnekamės, kaip TSPMI baigė žmonės, kuriais mes ir Maksas esame. Weberis mumis didžiuotųsi. Skandina, nes ta diskusija tokia amžina. Gerai generolas Žukas kažkada pasakęs, kad čia yra, aišku, sudėtinga diskusija. Nupirksit per brangiai, sakysit, kodėl tai brangiai nupirko. Nupirksit pigiai, sakysit, jum nerūpi mūsų karių gyvybės, kodėl taip pigiai nupirko. Ir tada mes esam tokie įkalinti truputį savo vidinėse taisyklėse, be politinės lyderystės. Aš turiu pavyzdžių, dabar ne visus dar galiu sakyti, beje, su šita valdžia pavyzdžius, kuriuos aš matau. Sužinosime kitame epizode. Aš kitame epizode viską pasakysiu, ką žinau apie kai kuriuos kitus dalykus. Aš tiek pasakysiu, kad bus įdomu Lietuvoje gyventi. Atsilošiu. Kaip sakė klasikai. Tai vat, bet įdomus pavyzdys ir man dėl to, pavyzdžiui, labiausiai skauda dabar. Aš manau, kad aš džiaugiuosi mūsų optoelektroniką, aš kiekvieną kartą dėl biotechnologijų miestelio paklausiu vis dar Vlado Bumelio, ar jisai tikrai planuoja iškirpti lietuviams pavydo geną, kaip jisai yra mane sakęs, su genų žirklėmis ir panašiai. Aš džiaugiuosi ir teltonikos pavyzdžiais, viskuo aš džiaugiuosi, bet dėl gynybos pramonės dar nepakankamai greito vystymo. Man tu Lenkiją priminiai, tai aš kažkaip tai noriu tą spuogą išspausti dabar. Aš gal taip nesu, jau ten labai, kaip sakant, įsigilinus, bet yra dar keli dalykai Lenkijoje. Gal vienas toksai irgi, ten yra didelis gynybos holdingas valstybinis, kuris turi 50 dukterinių įmonių. Jau girdim apie ką mes šnekam, ne? Kad jau truputį kitoj lygoj viskas vyksta. Ir ten, pavyzdžiui, yra net ir tie tarptautiniai žaidėjai, kurie, pavyzdžiui, atiduoda jiem licenzijas gaminti įvairią produkciją, ten, pavyzdžiui, artilerijos ar panašiai, ar ten net ir svarsto, gal ten dar truputį ir yra tos tvarkos, kad Lenkai taip ir organizuoja savo tą gynybos pramonę, ta prasme, kad tas žaidėjas yra tarsi privilegijuojamas, tai sakytum, gal privatus nelabai ir bus iki galo patenkinti, bet apskritai tiesiog turėkim omeny, kad ten taip yra, ne? Yra holdingas su 50 dukterinių įmonių. Tai mes kažkaip, matyt, panašiai turėtume judėti, steigti gynybos holdinginę kompaniją, kurioje ten būtų Giraitės ginklų gamykla, kuri turėtų virsti į normalią įmonę, o ne medžiotojų šaudmenų gamybos įmonę. Taip pat tas bendra įmonė su Rheinmetall, ar ne, tas joint venture, dabar net ir jau primiršau, kaip vadinsis ta įmonė. Turėčiau atsiminti, aišku. Gal vokiškai vadinsis? Ne, lietuviškai gražiai. Tai, žinai, ir tada dar ten keletas tų žaidėjų, bet dabar kažkaip pritrūksta tos, vėlgi, nepabijokim to žodžio, lyderystės ir dabar pinigų yra labai daug. Įsivaizduokim, 5 milijardai eurų, taip apie ar ne, kasmet, čia ne šiaip 5 milijardai eurų, čia kiekvienais metais ir auks tas tikriausiai gynybos ar ne finansavimas. Tai dabar tiesiog įsivaizduokim iš finansų administravimo pusės, koks tai didelis iššūkis yra. Ir taip rimtai, kalbant, žinai, galima stumti, bet kitas dalykas, iš tos valdymo, ministerijos ir biudžetų valdymo patirties galiu pasakyti, kad tai yra tikrai labai milžiniškas iššūkis. Ir tada žmonės, kurie administruoja tuos finansus, jie matyt dar galvoja, o Jėzus, kaip greičiau išleist, kas ir dar baisiau skamba. Ir kaip vis tiek, šiaip tai mes kaip jau piliečiai Lietuvos norėtume, kad jau kad tikslas būtų neišleist. Mes norėtume, kad tikslas būtų nupirkti interceptorius, kurie veiks, kad nereiktų viso Vilniaus evakuoti, kai į požemę, kai atskrenda dronas ir jis neaišku kur. Tai matyt, toks yra mūsų tikslas. Tai ta pati komanda, taip vėlgi, tie patys kiekiai ar kompetencijos žmonių dirbo su 1 milijardu eurų, dabar dirba su 5 milijardais eurų, tai irgi šitą rodo. Mes turim daugiau kažkaip ten dėmesio skirti.
Ir, kaip tu sakai, žinai, vat, nėra proveržio gynybos pramoniai, ar ne, gal net ir tokio kažkas iš rinkos ir tokie užmiršti jaučiasi. Bet tai čia ir yra lyderystė, nes tas žmogus, kuris ten vykdo pirkimus, jis dirba savo darbą, bet jeigu jam ateis ir pasakys, žinai, va taip yra, ar mūsų tokie prioritetai panašiai, greičiau darykit, ko jums reikia, gal važiuojam kartu, žinai. Jie dabar bijo, yra tas trendas bijot kalbėti su verslu. Tai jeigu bus tas, kuris sakys, aš nebijau, einam kartu, žinai, pravažiuojam, tai nereikia privilegijuoti kažkokios įmonės, pravažiuojam ten asociacijas ir nebūtinai tik gynybos pramonės, pas pramonininkus nuvažiuokit, pakalbėkit apie gynybą, ane, inžinerinės pramonės asociacija. Nes aš taip, jau užsivedžiau čia, bet esmė tokia, kad man atrodo, kai mes kalbame apie gynybos finansavimą, visi galvoja, kad čia išlaidos gynybai. Tai yra, nusipirksime artilerijos, nusipirksime ten tų mašinų, iš kurių šaudysime, nusipirksim ten šitą oro gynybos sistemas ir išleisim pinigus. Bet šiaip tai čia yra investicijos. Jeigu tu čia, pavyzdžiui, gamini, tai tu ir sau turi, tokia buvo Rheinmetallio fabriko statymo logika, ne? Tu ir sau gaminiesi, kad turėtum, kad niekas tavęs nešantažuotų ten, ar ten, neduotų. Ir būtų juodai dienai sviedinių. Ir išveži, eksportuoji, Taip. atveži čia pinigus, darbo vietos. Tai dabar, kadangi yra užsienio investicijų badas, ane, ir dėl geopolitikos, ir dėl visokių kitokių faktorių, tai investuokime į gynybos pramonę ir tai bus ir toks ekonomikos skatinimo dalykas ir mūsų nacionalinio saugumo klausimas išspręstas. Taip, per šaltąjį karą taip panašiai susiformavo Silicio slėnis, kuris paskui turėjo efektus į visas kitas ekonomikos ar ne šakas, kai lenktyniavo Jungtinės Amerikos valstijos su Sovietų sąjunga, vyko kosmoso lenktynės, ne, puslaidininkių pramonė tada atsirado ir panašiai. Tai čia numatykim galimybės, žodžiu, daug pinigų. Čia 5 milijardai mūsų biudžetas, o dar SAFE programa 6 milijardai, ar ne, Lietuvai iš Europos Sąjungos. Reikia padaryti, kad ne tik tai tie pinigai, kaip įmanoma, didesnių kiekių liktų Lietuvoje arba įsitinklintų ir dirbtų Lietuvoje, bet ir kartu, kad panaudotume tos pinigus investicijom į inovacijas. Ne? Nes tai gali sukurti naujos kartos puslaidininkai. Gerai, einam prie kitų temų. Aš dar noriu apie tai. Aš noriu paklausti dar tokio paprasto klausimo. Mes čia dar turėsim visokių rubrikų. Skaidrės. Kokių turi svajonių gyvenime? Arba Lietuvai turi kažkokią svajonę? Tai Lietuva, aišku, turiu svajonę. Taip, prašau. Aš noriu, kad mes būtume labai turtinga šalis. Ir mes būsim, aš manau. Ir laisva. Ne, tai mes manome, kad galime būti nelaisvi, aš manau, tai yra neišvengiama. Bet turiu omeny... Ir viduje, ir išoriai. Bet nereikia miegoti, tai nėra savaiminė duotybė. Tai nėra savaiminė duotybė, bet aš galvoju, kad Lietuva vis tiek yra kritinė masė žmonių, kurie apsijims tą klausimą. Nemanai, kad tas atotrukis tarp valdžios kompetencijų ir tai, kas vyksta naujamiesty mūsų high-techo hubuose, yra toksai didžiulis mentalinis, kaip medžiotojų, atsiprašau, nebūtinai medžiotojų būrelis yra ta bloga metafora, bet gerai, pavadinkim tai, kad tokio brazauskinės pirties ir skandinaviškos Kopenhagos pirties skirtumas tarp to, kas vyksta valdžioje ir to, kas vyksta visuomenėje, versle. Tai, negali šitas paskandinti reikalų. Gali, jeigu užsitęsi, tai gali, aišku. Ir aš čia galėčiau iš tikrųjų daug dar dėstyti. Manai, kad reikia priešlaikinių rinkimų ir nuversti valdžią? Ne. Ne? Okay. Ne, tegu jie parodo iki galo, ką jie moka. Ne, jokauju, nežinau, kaip jau bus, ten tai bus. Jie tai nepasileis, aš manau. Ne, aš nemanau irgi. Bet aš galiu va čia biškai papasakot, ką mąstau. Man atrodo, kai dabar buvo daug protesto, ne, viskas prasidėjo nuo kultūros ministerijos ir to viso modernaus meno šokio, kurį sušoko. Modernaus. Viskas kabutėse, taip, ironiškai kalbu, ne? Kur savaitę laiko buvo tas ministras
Nu ir tokio gero vatnikinio užtaiso. Šiaip, nu, kalbėkim tiesiai, ne, nu, taip jis buvo keistas, bet ten matyti esmė buvo, kad, nu, jau kilo klausimų, ar mes jau, nu, jau atidavėm Kvislingams valstybę, ne. Tai... Aš nežinau, ar visi žino, kas buvo Norvegijoje Gunaras Kvislingas. Gunaras, man atrodo, jo vardas, tai paguglinkit Wikipedijai. Va, tai daug žmonių, nu, jau sakė viskas. Gana. Enough is enough. Ir išėjo į gatvę, susikultūros žmonės parodė lyderystę, sakė, nereikia mūsų laukia jau, tai stop, ne? Ir nuo to prasidėjo toks didelis judėjimas, kuris vėliau, na, protestai dėl nacionalinio transliuotojo ir panašiai. Tai viskas gerai, bet mesgi galėjome nenueiti iki to. Taip. Ane? Aš šiaip žmogus, kuris žiūri į priekį, nesidairo atgal ir matyt, kaip buvo, taip turėjo būti, bet šiaip 24 metų spalio mėnesį buvo reali galimybė neprieiti niekur net arti prie šitos situacijos ir šitos valdančiosios koalicijos, kuri yra. Nu, nes kiek Laisvės partijai dabar trūko balsų? 5000, 4, 6, kažkas tame tarpe, kad patektų į Seimą. Tai su tokiu žaidėju jau buvo galima formuoti visai kitokias koalicijas ir netgi tiem patiem dešiniesiam kažkokiu kitų sąstatų, gal platesniu, likti su tokia nauja, gal atsinaujinusi, atsišviežinusi valdančiąją daugumą tęsti darbus. Tas buvo įmanoma. Tai dabar, kas atsitiko, na, pritrūko balsų už tas, sakykime, partijas, įskaitant ir mūsų. Ir nuėjome iki čia ir tų balsų taip daug net, nu, vat, esmė yra tokia, kad taip daug jų net netrūko, ar ne, kai kažkas galvoja, kad čia reikėjo labai daug. Ir tada mes atėjome į tą tašką, kai jau, nu, sesė mano, pavyzdžiui, kuri net nėra, kad labai domisi politika, gal mes daugiau, vat, nu, iš manęs jinai, tai aš jau nieko čia nesakiau, bet jinai man jau rašo, tai čia dabar parduosiu rusam valstybę, kur jau toks, žinai, atsirado jausmas ir sentimentas. Tai ir tada jau turime įti gatves. Nu, tai mano ta mintis yra, kad galima viską padaryti tom priemonėm, kurios mes turime konvencinės, kaip rinkimai ateiti rinkimus ir pakeisti valdžią iš esmės. Banalu, ne, ateiti rinkimus. Nu, bet reikia ateiti rinkimus. Taip. Nes ateina kiti ir negalima kaltinti Nemuno aušros rinkėjų, kad jie atėjo rinkimus. Nu, jie norėjo tai balsuoti viskas. Ateikit ir jūs, ar ne, visi, kas dabar ateinate į protestus ir tada bus geriau, apkalbant, ta lietuviška svajonė gal bus pozityviau pasiekiama. Mes dabar turime rubriką Top 10 ir mes čia pareitinguosim dabar su Aušrine Lietuvos politinius įvykius, kurie ją pastaruoju metu nustebino. Labiausiai nustebinęs bus 1 vietoj, mažiausiai nustebinęs 10. Mes eisim one by one. Ir tu tiesiog priskirsi vietas. Pirmoji situacija, kuri vyko Lietuvoje, Ruginė netapo premjerė kažkaip. 4 gal? Ok. Tai ne taip labai. Tu laukiai to. Ne, nelaukiau, bet, nu, kai jau pasitraukė Paluckas, tai tada reikėjo. Ne, nu šiaip kažko tikėtis. Mes politologiniuose rateliuose aptarinėjome, kad jinai, nu, turi tą su žmonėmis kalbėjimo manierą, kuri gali patikti liaudžiai. Dovana gal net, ne, ta ale, kad nepikta, ne. Bet ta visa kelionė, kaip jinai tapo premjerė, nu vis tiek yra, nu, gana netikėta. Aš manau, tai jau aptarė daugybę žmonių kitose podcastuose. Taip. Antrasis įvykis, kuris vyko Lietuvoje, tai yra kultūros protestai. Kad žmonės neapsikentė ir tas nuaidėjo ir per Lietuvą. Tas manęs nenustebino. Aš džiaugiuosi tuo. Nenustebino. Nežinau, ar tikrai jau čia reikėtų nustebti, kad žmonės jau pasakė gana šitam nesąmonėm. Nes tikrai, nu, nesąmonė. Tai gal... Čia gal kokie 7. Supratom. Nelabai nustebino, bet dar gal bus, kas dar mažiau nustebins. Tai jo, rasim. Bet labai gražu.
Taip labai. Nu, ir nežinau, nu, aš esu optimistė, čia gal kitas sakytų, kaip aš nustebau, kad žmonės, aš tai nenustebau, nes Lietuva nėra kvailų žmonių šalis, Lietuva yra superinė šalis. Ir mes važinėdami po Lietuvą, tai matėm, kad iš tikrųjų tas sentimentas tokio nepotizmo, jisai yra labai paplitęs ir tarp mažesnių miestų gyventojų ir visi kaip ir tyliai šnabždasi, kad tai, ką jūs patyrėt su Ignotu valstybės lygmeniu, tai mes su vietiniu meru patiriam jau 60 metų. Tai gal ir dėl to nenustebino. Toliau trečias irgi, nežinau, kaip telta nuotrauka, bet tai yra registrų centro duomenų nutekinimas. Čia, aišku, galėtų būti nuotrauka tarp migracijos ir tarp visų valstybės sistemų, bet nutekėjo daug duomenų. Šiaip, nežinau, ką tyrimas parodys. Yra žmonių, kurie apsidžiaugia, kad jų duomenys nenutekėjo, bet jiems tada prie vakarienės stalo kas nors iš šeimos sako, tu manai, kad tavo nenutekėjo, tikrai ir tavo nutekėjo. Ir gal tas skaičius ne 600 000 yra ir dar didesnis, bet skylė valstybės duomenų sistemose. Nuo kurios čia dabar vietos pradėti? Labai daug ką turiu pasakyti. Žinau. Reikia atskiro podcast'o šitai temai. Žinau. Nu gerai, tai 5. Ja. Nei nustebino, nei nenustebino. Žiūrėk, man tai nelabai patinka, kai tu taip sakai. Nes, registrų centras nėra Šaraškino kontora. Nėra. Šiaip jau. Nėra. Ir vis tiek, kai dirbom 15 milijonų eurų investavom į duomenų centrus ir, pavyzdžiui, tų serverių užliejimo skandalų ir visokių kitokių šiaip su registrų centru susijusių skandalų nebuvo. Problema yra, kad jungiasi į registrų centrą bet kas ir siunčiasi bet kokius duomenis. Taip. Ir tas nėra sureguliuota. Ir nėra sureguliuota todėl, kad visiems yra patogu, nes ekonomikos ir inovacijų ministerija apmoka už visus tos duomenų sirbimus kitų institucijų. Tai nieks nenori mokėti pats, kam turėti ten savo problemą ir skaičiuoti, apskaityti, ką tu darai, jeigu yra kas sutvarkys. Tai čia vienas dalykas, bet galėčiau uždėsis plačiau, bet per daug čia laiko. Antras dalykas yra, tai vis dėlto, mes visi kalbėjom apie paviešinimą, kad visuomenė nežinojo ir žmonės, kurių duomenys nutekėjo, nežinojo. Ir tai yra problema. Iš tikrųjų, tai yra didelė problema. Iš karto turėjo būti pasakyta ir aš nebejoju, duodu 99,9%, kad registrų centro vadovybė atėjo į ministeriją ir pasakė, turim problemą. Ir normaliai tai turėjo ministras paskambinti premjerei ir pasakyti, turim problemą. Ir tada turėjo spręstis, kad reikia informuoti žmonės, o ne kažką ten biurokratinės procedūros, generalinė prokuratūra ir taip toliau neleidžia. Nesąmonė. Tai čia šitas dalykas. Bet man labai įdomu, tas, ką daro dabar prokuratūra, tai yra tyria, kas kompromitavo tas migracijos departamento, kaip suprantu, specialistų paskyras, kas tos duomenys siurbė, kas juos realiai pavogė. Ta prasme. Tai čia yra, manau, esmė ir norėtųsi, kad ir čia tie rezultatai to tyrimo nebūtų nuslėpti, kokie jie bebūtų, nes mes nusipelnėme žinoti tuos dalykus. Tai o dabar dėl duomenų saugumo. Lietuva yra daug investavusi iš tikrųjų ir į sistemas ir panašiai ir šiaip jau ir daug ką ir centralizavus, bet kaip jau kalbėjome šio podcast'o metu kitose srityse, technologijos keičiasi, kibernetika keičiasi, tu nuolatos, tu negali stovėti vietoje, nes tu eisi atgal, kaip rašė ir Aliusų stebuklus šalyje ir Šarūnas Jasikevičius. Kaip sakė Šarūnas Jasikevičius. Tai ta prasme, tai apie tai, o mes čia lyderystės neturėjom, visi stumdėsi, rodė vieni kitus į registrų centrą, į Teisingumo ministeriją, į kitą ministeriją, į Migracijos departamentą, į vyriausybę. Tai labą dieną. Gerai. Tai dedam į 5. Ketvirtas yra mūsų krėtęs įvykis Lietuvoje, tai yra Nausėdos populiarumo kritimas. Šitas mane nustebino. Rimtai? Šiek tiek nustebino. Aš tai būčiau, gerai, tu mane nustebinai, kad tave nustebino.
gerai, paaiškink, O kodėl kodėl tavęs nustebino. nenustebino? Va, aišku, Ne, kodėl aš noriu, tu papasakok. Tai dėsninga. Sakai? Aš manau, kad matėsi, kaip jisai paleido Frederiką Jansoną būti tuo tokiu, kaip čia pasakyti, kaip Grybauskaitė sakydavo apie vienos grupės atstovą Skaliku. Ir turkštis ir tai negalėjo. Galimai sakė. Galimai sakė. Galimai. Ir tai negalėjo baigtis gerai. Tai aš kažkaip tai supratau, kad jo ambicija tvarkytis vidaus politikoje buvo Bet neadekvačiai klausimas- aukšta ir jinai turėjo nukristi. Bet klausimas buvo apie tai, ar nustebino, kad krito reitingas. Nu tai vat ir tie įvykiai man nenustebino, kad reitingas krito, nes Lietuvoje prezidentas negali būti tas, kuris stumdo ten visus vidaus politikoje ir čia, žinote. Ir už tai nieko neatsako. Ir už tai nieko neatsako ir tiesiog prisidengia žmonių mandatu. O kokie ten dar numeriai liko? Nu tai 6 gal tada? liko 6. Gal 3, gal... Nu tai jeigu tave nustebino, aš nenoriu Nu, aš tavęs dėčiau, perkalbėti. gal tada, nežinau, aš vat išklausiau dabar jau tu paveikiai mano nuomonę. Nu gal 6 dėkiam. Gal ir tu teisus. Paveikiai. Bet, nu kažkaip užsienio politikoje gal norėtųsi daugiau irgi prezidento. Norėtųsi. Tai labai Gal norėtųsi. apie tai, ne, norėtųsi. Tai labai Gal norėtųsi. tas ir reitingas pakiltų. Toliau yra LRT politizavimo klausimas. Čia vienas iš Kad mitingų. valdantieji ėmėsi to? Šalin rankas nuo laisvo žodžio, jo, kad valdantieji to Nenustebino mane. ėmėsi, Nenustebino visai. visai nenustebino, supratau. Tu manai, kad jie Manau, taip... kad gal net 9. Nu vis dar laukiu, kada... Pala, aš jau 10 Gerai. daviau kažką? Ne, nedavai. Manau, Kas kad tavęs 9. labiausiai nenustebino? Manęs dar bus- nenustebino, nes visi, kas ateina į valdžią, nori kažką veikti LRT. Okay. Ir nuo valstiečių viskas prasidėjo. Labai įdomi beje Agnė Širinskienės metamorfozė, gal bus čia. Ar nustebino Agnė Širinskienės metamorfozė, Prašau pasakyk. kuri vyksta? Nu, vat, prisiminiau, ne? Atėjo jinai su Ramūnu Karbauskiu 2016 metais tvarkytis LRT. Vėlgi buvo tas pats. Iš esmės tas pats, kad daugiau kažkokio kitokio turinio, gal daugiau kažkokių tai ten dalykų. Ir tas dabar BBC standartų, nežinau. Ir dabar jinai yra gynėja, Taip, kaip čia, depolitizuoti siekia. taip. Tai vat labai įdomi, 10 Atsivėrė akys. metų reikėjo, 10 metų. Atsivėrė akis. Tai va čia tas buvo įdomu, tai valstiečiai darė. Taip mes gal ten mažiau kišomės, norėčiau tuo tikėti. Ir dabar taip dėsninga. Okay. Tai nenustebino, 9. Deja nenustebino. Ir tokia laiko dvasia, jeigu pasižiūrėtume mūsų regioną, nu, tai vis tiek visi kažkaip galvoja, kad ten kažkas turėtų kitaip būti, kitaip rodyti. Ir dabar ar nustebino konservatorių vidinis konfliktas, kurie dabar patiria Lauryno Kasčiūno lyderystės šviesoje, kad netikėtai centro dešinės save besivadinančios partijos pirmininko Facebooko įrašą prasprūsta su neonacių judėjimu siejami užrašai iš esmės. 10. 10 ir no comments. Ne. Ir šiaip aš galvoju, kad tu plačiau klausi. Bet tas identiteto, pas juos vyksta toks identiteto debatas, jis viešas, ar ne? Šiek tiek, matyt, dar ir neviešo yra. Tai vat Laurynas sako, į dešinę suksime. Nebus šitų leftistų pas mus. Ar ten jūs leftistai nelyskit, neleiskit man, netrukdykit man. O kiti klausia, Matas Maldeikis, Gabrielius Landsbergis, kaip suprantu, na, tai kur partija eina. Bet Laurynas atsako, kur partija eina. Laurynas atsako, šiaip jau. Nu, sąžiningai, ne? Tai labai įdomu. Man aišku, yra įdomu dar ir tai, kaip yra naujas lyderis, kuriam vis tiek, kiti kaip ir trukdo. Gal galim ten viduj kažkaip tuos debatus
kaip bebūtų. Bet dar ir tada trečias dalykas, kuris įdomus, tai yra, kad Laurynas su tais leftistais kovoja. Tai kur čia tie... Ne su leftistais, o su komunistais. Su komunistais. Kur jie? Jie matyt Kur yra buvo komunistai, dviejų leftistai, Žalgirių marksistai? rungtynėse, nes jie tenai vadovavo. Ne. Aš iš futbolo, bet jisai plačiau komentavo. Tai, pavyzdžiui, aš galvoju, tai dabar valdžioj yra socdemai, su Tamašūniene teisingumo ministerijoje, su valstiečiais, konservatyviom labai jėgom, aš tą noriu pasakyti, labai konservatyviom jėgom ir jie tikrai jų negali apkaltinti, kad jie yra, leftistai šita prasme. Sakykime, progresyvių žmogaus teisių prasme. Negali šitos valdžios leftizmu tuo požiūriu apkaltinti. Tai dabar nes jie nieko nedaro žmogaus teisių darbotvarkėje. Gal jis kovoja su savo partijos leftistais ir komunistais? Galbūt. Gal. Nežinau. Tai 10, supratau. Skvernelis ir augalininkystės tarnyba. Visa šita istorija, kuri vyko Lietuvoje, augalininkystės tarnyboje ir taip pat politiniuose sluoksniuose. Mane nustebino labai. Gal net number one, sakyčiau. Okay. Labai nustebino. Tai ne dėl to, kad čia kažką. Bet visų pirma, nustebino mastas augalininkystės tarnyboje. Auksas, kokainas. Auksas, koksas, ginklai. Aukso, jau sakiau. Luitai. Auksas, kešas, ane? Aha. Kas ten dar buvo? Gal užteks. Man atrodo, dar kažką pamiršom. Sprogmenys. Okay. Vat. Augalininkystės tarnyba. Tai aš tai žinojau, kas yra augalininkystės tarnyba. Galvojau, kad žinau, bet kaip aiškėjo, ne. Nes verslas skųsdavosi, pluoštinių kanapių augintojai skųsdavosi dėl neproporcingo požiūrio į THC matavimus, o žemės ūkiai vis tiek yra taip, kad tu nežinai, ta prasme, visaip ten gali būti, vienam augalė tiek, kitam tiek. Tai kažkaip vis tiek galvojau, kad gal daugiau tai yra toksai, tiesiog modus operandi. Nežinau, gal paaiškės kas nors dar, ar ne? Kad tai buvo biurokratija, bet tai nebuvo biurokratija. Tai aš nežinau dabar, tai ten korupcija buvo galimai fitosanitariniuose leidimuose, o ne kažkur kitur, bet gal dar jeigu ten geriau pasižiūrėtum, pakratytum, gal ten ir dar kažką rastum. Tai tas nustebino. Ir tie kiekiai visi, ir aš galvojau, jeigu manęs kas nors būtų paklausęs, sakęs, užnet, žinok, Lietuvoje visi korumpuoti. Jeigu man kas nors būtų taip prieš kokius 4-3 metus 2 pasakęs, aš būčiau sakęs, tu juokauji, nesąmonė. OECD nariai, tikrai ne. Dabar po šitos istorijos negaliu, nežinau, nesu tuo tikra. Nustebino tave. Tai nustebino. O Saulius Skvernelis irgi kažkiek, sakyčiau, nustebino, nes, aišku, mes nieko nežinom, kaip ten bus ir kas ten bus ir kas buvo juolab, tai, bet, wow, nežinau, neturiu net ką pasakyti, labai nustebino. Dedami numerį 1, ar kur? Numerį 1, manau. Okay. Dar vienas įvykis, Paluckui pateikti kaltinimai buvo. Lietuvoje, buvo tam tikras laikas, kai atrodė visai gražiai, kaip jisai šneka ir Žemaitaičio blėnius supakuoja į tam tikrą dėžutę ir bando jų pats nesureikšminti. Bet kai pradėjo lysti visi jo praeities reikalai ir jisai pats ant jų pradėjo slysti ir dar daugiau slysti ir dar daugiau slysti ir dar daugiau reikalų išaiškėjo, buvo įdomu. Taip. Reikėjo keisti vyriausybę. Jau net ir pamiršom. Tai buvo toksai kaip ir įvykiai, knygos parašytos, ne? Taip. Bet jau dabar tai ką čia jau? Bandome priprasti. Jau infliacija, ne, tų visų įvykių, jau kiti užklojo visą tai. Tai gal tada 3? 3. Paskutiniai 2 įvykiai yra šie, kad dabar pradėjo rastis po pajamų deklaravimo milžiniškos grynųjų pinigų sumos pas politikus. Remigijus Žemaitaitis turi daug, Puchovičius turi daug, Zuokas turi daug po pagalvę pasidėjęs, Pinskuvienė irgi.
ten po 100 000. Nu, Zuokas tai aiškina, kad yra tiesiog toksai senovinis žmogus ir turi viską pasidėjęs, kas kelia klausimų. Na, aišku, laisva aišku, žinai, šalis. kai padaromas, sako, yra tyrimas padarytas, bet tas tyrimas yra toks, kad jie tai šiaip viską deklaravę. Nu, Taip. Tai Viskas, nėra, tyrimo kad- nereikia. nereikia tyrimo, va, tai ir pažiūri viskas vieši duomenys, ne? Tai ir jie užrašė, ką jie nori, šiaip. Taip. Tai aš į tą mažiau nustebinusi prioritetą. Į tą mažiau, į tą 8 vietą, ne? nustebinusi prioritetą. Nu, gal tai gerai. duočiau. Tai taip ir darom, ir tada... O tai tada dabar neaišku, kas ten liko. Dabar Tai dabar liko antra dalykas, vieta, kuris, trečia vieta. kuris tave turės labiau nustebinti. Bet matyt, negu kažkodėl vidutiniškai. manau, kad ne. Bet ir aš manau, kad tai nenustebins, bet gal iš Galimai. tikrųjų paskutinioji situacija, kuri vyko iškart po rinkimų, yra tai, kad Vilija Blinkevičiūtė atsisakė premjero posto. Nu jo, čia liko ten ta antra ir ne vieta. Trečia gal? Bet aš buvau patikėjus vieną. Buvai, vat aš ir galvojau, kaip yra. Nes tu dalyvavai Nu, nes daug jinai debatų ir jinai sakė. nuolat kartojo savo Nu. buvimu, užtikrino, kad čia bus. Tai. Nu tai aš galvojau, tai vis tiek jau taip gal nesakysi. Aha. Mane gal stebino, kad ji taip sakė. Taip. Aš galvojau, wow, tai jinai tikrai grįžta. Mane tas gal stebina. O tai ką visi tikėt, kad jinai nebus? Aš tai Dabar, kažkaip- aš tai manau, kad dabar yra iš Nu, tos taip, laiko taip, taip, perspektyvos taip, visi visiem dabar galvoja. lengva pasakyti. Aišku, viskas čia buvo aišku. Nu, Nežinau, ar tai buvo aišku, nu jinai tikrai jinai laimėjo jiems rinkimus. taip. Nu. Jinai laimėjo ir matyt, ir vat, taip, kaip nenorėdama laimėjo, kaip paaiškėjo. Tai gal numeris tada 3. visai ir dėsninga. Jinai turėjo būti, bet netapo, tapo kitas, Numeris tada 2 gal, atsistatydino, tada tapo kita. trečia. Tai štai kokie Lietuvą nustebinę politiniai įvykiai, Labai gražu. nuo Skvernelio iki Kasčiūno. Kas nustebino ar kas nenustebino. Tai ačiū Aušrinė labai tau už pokalbį. Nu, tai ačiū tau, Vytautai. Labai linkime tau dalyvauti artimiausiuose rinkimuose. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų kartų.